Sveiki sugrįžę. Klaipėdoje vykusios LKL rungtynės paženklintos masinėmis muštynėmis tarp Neptūno ir Žalgirio komandų sirgalių. Dėl kilusio konflikto policija jau pradėjo ikiteisminį tyrimą, o pati Lietuvos krepšinio lyga ekipoms išdalino 1000 baudas. Tiesa, versijos, kas pirmas pradėjo konfliktą, skiriasi, o patys sirgaliai kaltina vieni kitus. Tokie vaizdai krepšinio tikrai nepuošia. Iš karto vos tik pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos rungtynėms tarp Neptūno ir Žalgirio, Klaipėdos arenoje kyla masinės muštynės. Vieni kitiems į atlapus kimba maždaug 100 žmonių, kumščiais svaidosi sirgalių grupuotės, klaipėdiečių Vakarų banga ir kauniečių Green White Boys. Pirminiais duomenimis medikų pagalbos niekam neprireikė, sulaikytų asmenų nėra, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį. Kas dėl kilusių muštynių kaltas neaišku, o komandų sirgalių pateiktos versijos skiriasi. Oficialią poziciją pirmieji paskelbė Kauno aistruoliai. Teigia, kad muštynės išprovokavo klaipėdiečiai. Įtampa augo. Tam itin daug įtakos turėjo klaipėdiečių provokacijos savame mieste, jų poelgiai kitose arenose, o visa ko kulminacija buvo NKL ketvirtfinalis. Vakar jau ilgosios pertraukos metu dalis Vakarų bangos tribūnos narių atėję prie mūsų sektoriaus bandė provokuoti, bet teko pabėgti. Antra jų provokacija vyko pasibaigus rungtynėms. Įvyko fizinis kontaktas, po kurio snikeriai ir vėl pabėgo. Vakarų bangos sirgalių atsakas kur kas ilgesnis, tačiau versija panaši – provokavo kauniečiai. Kadangi kaukėti taikos balandžiai mus jau apipylė purvu, teks kažkiek sureaguoti. Sakote, kad nepuolate paprastų fanų? Čia nuo šiandien tokią taisyklę įsivedėte, nes dar vakar po rungtynių lipote per sienas į svarbių asmenų sektorius pulti poros civilių, dėl ko teko reaguoti ir įsivelti į konfliktą ir mums. O kur dar visi paišymai ant mūsų grafičių, Švyturio arenos tulikų niokojimas? Veidrodis išprovokavo. Kas išprovokavo sudaužyti vyrą savo sektoriuje prieš keletą mėnesių? Gal dar galima pasitikslinti dėl galingos petardos, kurią metėte link sektoriaus, kuriame buvo pilna visokių žmonių ir vyriškiui koją nudeginot. Čia irgi taikos misiją vykdėt. Į kilusį konfliktą sureagavo ir pati Lietuvos krepšinio lyga, nustačiusi, jog arenoje dirbo nepakankamos apsaugos pajėgos. Neptūnui LKL su šiuos pažeidimus skyrė 1000 eurų baudą. Taip pat abiem komandoms už netinkamą sirgalių elgesį skirtos 1200 eurų baudos.